esame prie Crown Plaza viešbučio Vilniuje, kuriame vyks ekonomistų klubo apskritasis stalas diskusija. Tema – ekonominė krizė ir kaip ją įveikti. Šiandien dažnai diskutuojama apie tai, kad ši krizė, turinti tokį globalinį pobūdį, ji kartu atspindi ir laisvos rinkos ideologijos, liberalizmo krizę, valstybės vaidmens ir atsakomybės svarbos išryškinimo naudai. Labai daug dėmesio yra skiriama bankų sistemos deformacijoms, nesąžiningai veiklai, kuri pasireiškia įvairiom formom, neracionaliam finansinių išteklių paskirstimui ir naudojimui, nepakankamam taupumui, valstybės sektoriui ir panašioms priežastims. Žinoma, turbūt nederėtų susitelkti arba pripažinti vienos iš priežasčių dominavimą. Greičiausiai, jeigu imam regionų arba globalinių mastų, veikia priežasčių visuma ir su tuo turbūt dera sutikti. Bet jeigu mes kalbam apie atskiras šalis, tai suprantama, kad krizės pobūdį ir jos gilumą, socialinės pasiekmes, galimybės išbristi iš krizės, suformuoti prielaidas naujai plėtrai įtakoja ir konkrečių šalių vyriausybių vykdoma politika. Mūsų apskrito stalo diskusijos tikslas yra susitelkti ties krizės įveikimo priemonėmis. Sistema yra jokia neišimtis, kaip matom iš BVP prognozuojamo kritimo, ko gero neišvengsim dviženklio kritimo, taip kad kažkoks išskirtinumas, kuris buvo deklaruojamas ir kurio buvo tikima Lietuvos ekonomikos ir galbūt ir finansų sistemos, jisai matyti jau yra tik tai iliuzija ir Lietuvos bankų sistema yra maždaug tokia pati pažeidžiama šią prasme, blogų paskolų portfelio prasme, kaip ir kitos bankų sistemos aplinkinėse regionuose. Pateikia vis naujus vertinimus ir matom štai vienas iš tokių labai apibūdinančių turbūt dalykų, kad kovo pabaigoje jau 200 tūkstančių buvo Lietuvoje ieškančių darbo, kai yra apie 1 milijonas darbingų žmonių dirbančių ekonomikai, 1 100 000, 1 200 000. Ir tai yra 65% daugiau negu sausio 1 dieną. Tai yra per 3 mėnesius 65% bedarbių padidėjo. Arba matom skaičius, kurie susijęs su finansais, kad nesurinkami biudžetai. Ir jau tas nesurinkimas per ketvirtį apie 1 milijardas ir valdžia jau ruošiasi 3 milijardais mažinti įvairias išlaidas, kadangi suplanuoti dalykai su -4,5% metinio augimo pasirodė, kad nerealūs ir dabar jau yra skaičiavimai atlikti oficialių įstaigų, kad šiais metais BVP smukimas bus apie 10% Lietuvoje, tai yra labai daug. Jeigu skaičiuosime 120 milijardų Lietuvos BVP, tai štai atmetus 10% didžiulė pinigų suma, kuri nebus pagaminta, kuri nebus suteiktos paslaugos arba prekės ir žinoma, nuo tos sumos ir skaičiuokime 30% maždaug į biudžetus nebus surinkta ir tokios sumos pinigų. Ir viskas nusirito link neigiamo vidaus bendrojo produkto augimo. Ir čia jau galima pamatyti tai, ką jau girdėjome. Latvija, tai mūsų spalva. Raudona spalva, pati ryškiausia. Jūsų spalva pati maloniausia. Bet kažkur tai, ten irgi. Mes galime nukristi iki kraštutinio 2004 metų lygio. Todėl, kad nuo 2004 metų iš tikrųjų jokio ekonominio augimo Latvijoje nebuvo. Nors buvo augimas greitas, didelis, pats aukščiausias Europoje, bet vystymosi nebuvo. Ir kokybinio ekonomikos gerėjimo nebuvo. Ko reikia? Kas daroma tokiais atvejais? Išaugo vartojimas, išaugo socialinė apsauga, išaugo inovacijos, išaugo pagalba įmonėms. Ir ko aš mūsų reikalauju? Tai tikrai reikia paklausti, ne kaip jūs klausite. Lietuva unikali. Mums reikia klausti, Latvija unikali, todėl kad mums reikės daryti visai priešingus sprendimus.
kurie yra įprastai daromi. Greičiausiai yra kažkokia priežastis, bet mes kol kas nesupratome. Iš to, kas dabar įvyksta, kokie tolimesni galimi žingsniai padedant Lietuvai bristi iš šitos krizės? Pirmiausia, nepaprastai svarbu, kad vyriausybė ir verslas ir žmonės turėtų realią objektyvią informaciją apie krizės reiškinį ir kad bendrom pastangom konsoliduotai ieškoti sprendimų, neimituodami sprendimus, o realiai juos pagristų tikėdamiesi realių pasiekmių. Ir manau, kad vyriausybė, kuri praktiškai nenori girdėti kitų nuomonių, elgiasi nelogiškai, neadekvačiai ir norėtųsi taip pat ir dėka nuskambėjusių pasisakymų ir tų paieškų, pasiūlymų iš kitų šalių patarti ir mūsų vyriausybė jau ne vien tik tai savo vardu ar tik Lietuvos ekonomistų ekspertų vardu. Jūs išklausėte pranešimus ir norėtume sužinoti dabar jūsų nuomonę apie tai, po to, ką girdėjote apie Latvijos reikalus ir mūsų finansų reikalus. Aš manau, kad šiandien teko išklausyti labai daug papildomos analitinės informacijos apie priežastis, kurios sukėlė tą ekonominę krizę, apie pasiekmes, kurios dabar mes matome ir apie dar niūresnės pasiekmes, kurios gali laukti mus. Tačiau aš norėčiau akcentuoti galbūt du pagrindinius momentus, kad ekonominė krizė kažkur tai panaši į laviną. Tam, kad lavina įvyktų, būtinos dvi sąlygos. Vienos sąlygos turi ją kaupti ir antra sąlyga turi ją paleisti. Tai dabar apie giluminės sąlygas, kurios kaupė tą laviną ir šiandien kol kas dar nebuvo labai užakcentuota. Tai yra dvi priežastis. Viena, totalinė pasaulio banko sistema, padedama politikų, vyriausybių ir taip toliau, įpratino, skatino žmonės, verslą totaliai skolintis ir gyventi į skolą iš kreditų. Sakykite, dėl to, ar valstybė vis dėlto turėtų prisimti atsakomybę kažkas tai už tai, kas vyksta? Aš prieš porą mėnesių vienam savo straipsnėje surašiau 8 asmenys, kurie turėtų prisimti atsakomybę. Tai buvusios valdžios, arba 4 metų valdžios ministrai pirmininkai, finansų ministrai, ekonomikos komitetų Seime pirmininkai ir biudžeto ir finansų komiteto pirmininkai. Mano nuomonė, plus suprantama Reinoldas Išarkinas iš Lietuvos banko. Šitie žmonės, tai jie atstovavo institucijos, kurios turėjo užtikrinti makroekonominį ir finansinį stabilumą Lietuvoje, kad pinigai būtų efektyviai ir racionaliai panaudojami. Deja, to nebuvo ir jeigu kas nors turėtų prisimti atsakomybę, tai tos institucijos ir jų buvusiai vadovai. После доклада о ситуации в Латвии, в Литве, какие сейчас бы ваши рекомендации были бы, чтобы нужно было сделать, чтобы выйти из этого кризиса, создавшегося? Я думаю, что оценки, прозвучавшие уже в тех докладах, которые я с большим интересом и удовольствием заслушал, содержится абсолютно правильная оценка. Yra priemonės neatidėliotinos, kurias vyriausybė turi priimti nedelsiant dabar. Bet yra priemonės nukreiptos į artimiausią laiką bei tolimesnę perspektyvą. Neatidėliotini sprendimai, jie paprasti ir suprantami. Tai saugomas nacionalinių bankinių institucijų. Tai labai svarbu dėl ekonomikos, bet kuriai šaliai. Tai palaikymas realaus ekonominio sektoriaus, tai saugomas socialinio stabilumo. O kas liečia artimiausių ir tolimiausių priemonių, tai daugiau sudėtingas klausimas. Todėl, kad aš manau, jog prieš kiekvieną ekonomiką, bet kurios pasaulio šalies, iškilęs klausimas sudaryti naują ekonominį modelį. Tai labai sunki užduotis, jį kompleksinė. Čia turi įvertinti kaip specifiką kiekvienos šalies. Taip kiekviena ekonomika turi integruotis ir į tą pasaulį, kuris bus po krizės.
O po krizės pasaulis bus visai kitoks. Taigi laiptai, kaip matome, jais galima kilti viršų ir leisti žemyn. Lietuva dėja šiuo metu leidžiasi. Išklausėm pranešimus iš užsienio, iš Latvijos, mūsų finansų ir ekonomikos ekspertų. Kasgi ryškėja? Vaizdas toks, kad mums pasiruošę skolinti. Kaip atiduoti skolas, nieks apie tai negalvoja. O sąlygos yra žiaurios. Skolintojai ima kontroliuoti ir valstybę, ir politiką.